Vienai pakitaip šiaip iš tikrųjų ir atsirado ir to biokuro ir valymo paslauga nuo laukų, o čia vieni ūkininkai pasvaly dabar išvalėm 8 hektarus, tiesiog miškas, ne tai kad miškas, o ten krūmokšniai, baltalksniai, karklai ir taip toliau užėlio ant 8 hektarų našios žemės ūkio paskirties žemės 60, man atrodo, balų derlingumas. Ant jos užėlė, jie nusipirko. Bendras plotas ten tos žemės sklypo apie 16 hektarų. 8 hektarai apžėlė krūmokšniais visokiais. Skambino, sako, ar galit padaryti. Sakau, galim. Bet sako, mums reikia greitai. Ok, paėmėm greitai ir padarėm. Tai kitą savaitę pradės. Prieš 2 savaitės pradėjo darbus. Per savaitę laiko iškarpė tą biokūrą visą. Dabar, kadangi pirmas 2 savaitės per visą sezoną be sustojimo nelyja kiekvieną dieną. Šiaip kiekvieną dieną lyja. Tai dabar paliktos tos šakos, kad apdžiūtų, netraukiamos į bendrą krūvą. Apdžiūs kitą savaitę pradėsim, ištrauksim ir jau jie pradės to lauko tvarkymo darbus, kad auginti kažkokias tai kultūras, ar tai kviečius, ar tai miežius, ar tai rapsus, ar dar kažką. Kaip jie tave susirado? Per Facebooką jaučiu, arba TikToką. Taip. Veikia iš tikrųjų ta reklama. Jo, ir tikrai mato, ir tikrai skambina, ir tikrai paskambina visokių, nuo A iki Ž. Vieni ten pasiūlo iš lempyvių sukrautas tokias smulkės atraižas nuo lentų į didmaišius. Mes jų negalim malti su savo tuo malūnu. Kitas žmogus paskambino prie Baisiogalos. Kelis kartus skambino, važiavom išpjauti topoliai metro skersmens. Diametras jau metras skersmuo. Mes jų fiziškai negalim, jis sako, pasiimkit. Mes jų fiziškai negalim sumalti. Dėl to, kad gerklėje pati paėmimo anga į biokūrui iki 58-60 cm galim sumalti.